Sveiki. Diafragminis kvėpavimas yra pirmasis pratimas, kurio mes mokomės, mokydamiesi kitų kvėpavimo pratimų. Todėl labai svarbu yra išmokti kvėpuoti teisingai, kad mūsų kvėpavime aktyviau dalyvautų diafragmos raumuo. Būtent dėl šios priežasties tai yra vadinamas diafragminis kvėpavimas. Kai įkvepiam, plečiasi mūsų krūtinės ląsta ir diafragmos raumuo, kuris tvirtinasi prie šonkaulių pabaigos, yra natūraliai spaudžiama žemyn, jis spaudžia žarnyną žemyn ir dėl tos priežasties padidėja mūsų pilvas. Todėl pradedami mokytis diafragminio kvėpavimo, mes tai darom atsiguldami ant žemės, ant pilvo ir bandydami įkvėpti tiek, kiek galim iki galo ir tada lėtai iškvėpti taip pat iki galo. Kai įkvėpia, mes jaučiam, kaip mūsų pilvas remiasi prie žemės ir tai mes ne tik mokomės jausti savo pilvą kvėpavime, bet taip pat ir masažuojamas yra diafragmos raumuo, kuris atsipalaiduoja ir vėliau, kai mes sėdim, stovim arba gulim, yra kvėpuoti giliau, lengviau, nei kad buvo iki tol, dėl to, kad atsipalaiduoja diafragmos raumuo. Ir mes šį pratimą pabandysim netrukus. Taip pat yra daug kitų priežasčių, dėl ko kvėpuoti giliau yra labai vertinga, nes yra stimuliuojamas mūsų žarnynas, virškinimo sistema suaktyvinama, aplink viduje esantis vidaus organai, mes įkvepiam daugiau deguonies, mūsų kraujas prisisotina daugiau deguonies, organai gauna daugiau deguonies, smegenys daugiau deguonies. Ir tai yra be galo naudingas įprotis, kurį mes galim formuoti ne tik formalioj praktikoje, ką darysim netrukus, bet ir kasdienėse veiklose, kai mes vairuojam automobilį, žiūrim serialą, gulint lovoje, tvarkantis namuose, mes galim atkreipti daugiau dėmesio į kvėpavimą ir įkvėpti šiek tiek giliau. Ir vėliau šis įprotis įkvėpti šiek tiek giliau ir kvėpuoti lėčiau, giliau, nes tai taip pat, aišku, ir stimuliuoja mūsų parasimpatinės nervų sistemos veikimą, mes galim labiau atsipalaiduoti, jaustis laimingesni, čia ir dabar akimirkoje šiek tiek sulėtėti, sustiprinti koncentraciją ir praktikuojant neformaliai, tai darosi natūralia mūsų gyvenimo dalimi, kvėpuoti šiek tiek lėčiau ir giliau, kad aktyviau dalyvautų diafragma kvėpavime. Ir pabandykim pirmąją kvėpavimo techniką atsiguldami ant pilvo. Atsigulę ant pilvo, kaktą paremkite ant rankų, įsipatoginkite ir tada giliai per nosį įkvėpkite ir lėtai per nosį iškvėpkite. Jauskite, kaip įkvepiant pilvas remiasi į žemę ir kaip iškvepiant pilvas atsipalaiduoja. Viso kvėpavimo pratimo metu dėmesį pasistengkite išlaikyti pilve, jaučiant, kaip įkvepiant pilvas yra spaudžiamas į žemę ir iškvepiant kūnas atsipalaiduoja, kad būtų lengviau išlaikyti koncentraciją. Įkvepiat mintyse tarkit 1, iškvepiant tiesiog atsipalaiduokit. Ir tokiu būdu skaičiuokit iki 10 kvėpavimų ir pradėkit vėl iš naujo.
Ir kitas pratimas, kai mes sėdim arba ant žemės, arba galim atsisėsti ant kėdės, atpalaiduojam savo kūną, įsitikindami, kad stuburas yra tiesus, krūtinė yra atverta, pečiai atsipalaidavę, galva neutralioje ir patogioje pozicijoje. Akis gali būti pusiau atmerktos arba užmerktos, taip kaip patogiau. Prisiliečiam dėmesiu prie savo kūno, patirdami kūno pojūčius, suvokdami, ar kūnas tikrai jaučiasi patogiai, suvokdami kūno pojūčius. Ir leisdami būti šiem pojūčiam tokiem, kokie yra. Mes nebandom jų sukurti, kontroliuoti ar pakeisti. Mes juos tiesiog suvokiam ir stebim, leisdami jiems būti tokiems, kokie yra. Ir šis šališkas stebėjimas sukuria sąlygas atsipalaiduoti kūnui. Galime pastebėti, kaip kūnas atsipalaiduoja vis labiau ir pastebėti vis daugiau malonių pojūčių savo kūne. Taip pat pastebėti, kaip mūsų kūnas natūraliai įkvepia ir iškvepia. Dėmesį sutelkti į apatinę pilvo dalį. Galim priliesti pilvą ranka ir pajausti, kai kvėpuojant juda mūsų pilvas. O dėmesį išlaikyti toje vietoje, kurią liečiam delnu. Ir dabar įkvepiam šiek tiek giliau, kvepiam į tarsi pilvo dugną. Apatinę pilvo dalį, jaučiam, kaip oras keliauja į mūsų apatinę pilvo dalį ir tada lėtai iškvepiam. Pilvas atsipalaiduoja. Tada įkvepiam, neskubėdami lėtai, kad būtų kuo mažiau garso įkvepiant. Ir kai jausim, kad įkvepiam pilnai, atsipalaiduojam ir lėtai švelniai iškvepiam visą orą. Jaučiam, kad iškvepiam visą orą. Įkvepiam taip pat neskubėdami, kad būtų kuo mažiau garso įkvepiant, arba visai nebūtų garso. Ir fiksuojam įkvepimą, kad įkvepiam pilnai ir iškvepiam. Įkvepiam ir iš karto jaučiam, kaip įkvepiant mūsų pilvas pradeda reaguoti ir didėti. Ir iškvepiant mūsų pilvas atsipalaiduoja ir subliūkšta. Dabar suskaičiuojam nuo 1 iki 10 tokių kvėpavimų. Įkvepiu 1, iškvepiu, atsipalaiduoju. Įkvepiu 2. Iškvepiu, atsipalaiduoju. Pabandykite taip tęsti toliau. Palaiduokit pečius, klubus, rankas, veido raumenis, visą kūną. Norisi ranką galima palikti prie pilvo arba pasidėti prie kelio. Dabar mūsų užduotis yra tiesiog skaičiuoti, nepamiršti skaičiavimo. Jeigu pamirštam, pradėti iš naujo ir atsipalaiduoti, leidžiant kūno pojūčiam, mintim ir emocijom būti tokiem, kokie yra. Nieko nebandom pakeisti ar vertinti. Tiesiog eksperimentuokit žaismingai.
Kvėpuokit ir skaičiuokit kvėpavimus. Tai yra viena iš technikų, kai galim tiesiog įkvėpti giliau ir iškvėpti per šiek tiek ilgesnį laiką. Kita technika yra, kai mes įkvepiam per 4 sekundės, mintyse skaičiuojam 1, 2, 3, 4 ir iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir vėl įkvepiam 1, 2, 3, 4 ir iškvepiam, skaičiuojam iki 8, arba jeigu 8 yra per daug, iki 6 arba 4. Pasirinkit jums patogų skaičių. Tokiu būdu tęskit savarankiškai skaičiuodami. Pasistengkit neįsitempti, atpalaiduoti pečius, reikia sukurti vos pastebimą šypseną, atpalaiduoti dubens raumenis, kojas ir skaičiuoti 4 sekundės įkvepiam ir 8, 6 arba 4 iškvepiam.
Leiskit kvėpavimui vykti natūraliai. Dėmesį sutelkite į kūno pojūčius, leisdami jiem būti tokiems, kokie yra, nieko nesistengiant pakeisti, tiesiog stebint, atsipalaiduojant ir stebint kūno pojūčius. Leidžiant kiekvienai akimirkai būti tokiai, kokia yra, tobulai. Ir kai panorėsit, galite atmerkti akis ir baigti šį kvėpavimo pratimą. Iki.